Šiuo metu mes esame Techin mokymo centre, Vilniaus technologijų ir inžinierijos mokymo centras, mokymo įstaiga, dirbanti inžinierijos ir technologijų srityje, mokanti įvairių profesijų susijusių su technologijomis, su inžinerija, tai kas yra pramonėje. Mūsų mokymo centras labai seniai prisijungia prie veiklos susijusios su pameistrystė. Turime išvystę sistemą, kaip parengti individualų mokymo planą, pritaikytą tiek prie žmogaus gebėjimų, tiek prie įmonės poreikių. Be to mes esame daug padarę tyriamųjų darbų susijusių su pameistrystės vystymu. Įgytą patirtį įdiegėme į pameistrystės vystymą tiek mūsų mokymo centre, tiek dalinamės Lietuvos mastus. Mokymo centre yra daug labai įvairių programų. Mūsų sritis yra kompiuterija, kompiuterių aptarnavimas, sistemų administratoriai, programuotojų mokymas. Kitas sritis - metalo apdirbimas, suvirintojai, metalo apdirbimo staklininkai. Švok montuotojo programa yra viena populiariausia. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas. Dar viena labai populiari programa mokymo yra elektrikas. Elektros tinklai apima tiek pastatuose instaliaciją, tiek vystomuosius tinklus, taip pat visą atsinaujinančią energetiką. Mes turime tiek specialistus, kurie geba suteikti praktinius gebėjimus, tiek mokymo bazę, įrangą, patalpas ir visą tai, ko reikia, kad žmogus išmoktų praktiškai. Dabar mes esame auditorija, kurioje mokomi specialistai dirbantys skirstomojo tinklo montavimo ir aptarnavimo darbuose. Mokosi naudodami įrangą, kuri tokia pat yra ir jų darbe. Tame tarpe ir mokymas, kaip dirbti elektros linijoje, net jungiant 10 000 voltų. Norėčiau parodyti ir vienintelį Lietuvoje mokymo poligoną skirstomo tinklo specialistų mokymui. Metalo suvirinimo mokymo dirbtuvėse apmokami žmonės, kurie dirba inžinerinėje pramonėje. Tai yra labai svarbi profesija. Aviacijos srityje mes turime 2 mokymo programas, tiek keleivių aptarnavimo specialistų mokymą, tiek orlaivių aptarnavimo specialistams mokymą. Didesnė dalis besimokančių yra suaugę asmenys, kurie arba pirmą kartą įgyja kvalifikaciją, keičia savo profesiją arba tobulina. Pameistrystė neįmanoma be sėkmingo bendradarbiavimo. Mokymo įstaiga pameistrystėje yra svarbi tuo, kad ji suteikia ne tik tas kompetencijas, kurios yra įgyjamos praktiniu būdu, bet ir teorinės žinias, kurios vėliau reikalingos priimant įvairius sprendimus. Pameistrystė tai yra galimybių laukas. Jaunas ypatingai žmogus, pajutęs savarankiškumą, sako, aš noriu visų pirma dirbti, noriu uždirbti, noriu būti savarankiškas, noriu turėti atlyginimą, iš kurio galėčiau įgyvendinti savo svajonės, bet dažnai jiems trūksta to išsilavinimo, trūksta profesinių kompetencijų. Tai būtent pameistrystė ir sudaro sąlygas abu dalykus turėti kartu. Darbą su mokymu, kad abu dalykus žmogus gautų lygiagrečiai. Kitas dalykas, jau žiūrint ne iš žmogaus pozicijos, tai pameistrystė labai tinka būtent labai atsakingoms pareigybėms, labai atsakingoms profesijoms. Kai nėra vietos klaidoms, kai žmogus baigęs mokymasi turi jau gebėti pilnai, kokybiškai ir užtikrinant kokybę atlikti savo profesinės pareigas. Ir įmonės gali jau pasitikėti tokių specialistų, kad bus išvengta klaidų.